Perinam dar gal trumpai, kas 28 laukia Los Andželas, vakar tas užtarimas vyko, Snoop Doggas su Dr. Dre koncertuoja, Red Hot Chili Peppers. Ir tu jau matai, ir jau kažkiek vaibelį tą Kalifornijos pagaunį, įsivaizduoja, kad irgi turėtų būti ten labai smagu. Ir pagalvoju, kaip galėtų Lietuvos krepšinio rinktinė atrodyti tam kontekste, matant, koks buvo šitas krepšinio turnyras. Ir ar apskritai mes dar galim būti tarp tų 12 komandų ar ne. Ir pabandžiau užsirašiau, kaip galėtų rinktinė 28 metais atrodyti pagal amžių. Ir kokie žaidėjai maždaug galėtų būti Lietuvos rinktinės kandidatais. Starto 5 dėlios ir kaip? Į kiekvieną poziciją po 3 žaidėjus. Tai 15, iš kurio tu maždaug Katiloje rinksies tą 12. Galime paspėlioti su Jonu, kad būtų įdomiau. Jo, gali irgi pasirinkti. Centriukai, pradedame nuo centriukų. 3 centriukai. Centriukai, tai dar JV vis dar gyvas. 36 metai JV. Domantas Sabonis. 32. Alive. Taip. Ir viskas. Ir Krivas, 23 metai. O kam tokį patį vežtis? Nu tai žinai, į tą miksą, žinai, neaišku, kaip tau atrodys tas JV 36 metų, žinai, čia 15 išrinkau, kur, žinai, nebūtinai visi 3 bus, žinai, jie. Bet Krivas 23 metų, žinai, turbūt bus padraftintas pirmam rate, tokios yra prognozijos. Tai... Jam tik 23 bus tada? Jam dabar 19 metų. Okay. Nu sunkus kraštai. Sunkus kraštai, tai. Tubelalis. 26. Taip. Kas dar, mes su sunkiais kažkaip turim problemų, Kuzminskas 52, dar irgi gal? Sedekerskis 30 metų. Okay. Ir Murauskas 24. Murauskas dabar jam tik 20? Jo, dabar jam tik 20 metų. Lemba, tai jis dar tikrai nenurašytas. Okay. Tikrai ne. Aha. Tikrai ne. Okay. Treti numeriukai. Tai number 1, mano perspektyviausių reitingą numeris 1 nenuginčiamai. Metas Buzelis. Metas Buzelis, 23 metai bus tik tais irgi kaip Krivui. Taip. Tada Urbštavičius, 26 metų. Ir Ignas Brazdeikis, 29 metų. Pikinis amžius, 29 metų. Taip. Tai čia bus turbūt tas, kur žiūrėsi perimetrą lyderį, žinai. Atakuojantis gynėjai. Atakuojantis gynėjas. Dar Grigonis bus? Blemu, iš to, kaip jisai šią vasarą kalbėjo, tai panašu, kad ne. Bet gal reikia nurašyti tas kalbas. Gal ant emocijų pasakė. Bus 34 Grigoniui. Tai toksai jau veteranas bus. 34, jeigu ir bus, tai veteranas. Taip, mes shooting guardą turim. Sirvidis, 28 metai. Dovis Gedraitis, 27. Koks liūdesys. Ir Nojus Indrušaitis, kur viltis U18 rinktinėje bus 22 po 4 metų. Tai jo Nojus Indrušaitis toksai rezultatyviausias šitoje U18 rinktinėje buvo ir galbūt iki to laiko ir NBA pravers duris. Šiaip tai liūdesys kapitalus. Lyginant su tuo, kur pasaulis eina ir kokio lygio gardai kitos rinktinės. Bet aš sakyčiau, kad perspektyviau negu dabar turim gardus. Po 4 metų. Kodėl Grigonis prieš Sirvuchą, jeigu tai pagrindinis įmant? Po 4 metų Sirvuchą, manau, kad labai panašiai. Ir jeigu tas pats dar Grigonis lieka. Tai čia manau, kad normaliai dar. Ir žaidėjai, tai žaidėjai. Jakučionis 22. Jokubaitis 27. Ir Marčiulionis. Lekavičius, ne? Ne, Marčiulionis 26. Tai va tokie, va, daugiau mažiau tokie kontūrai ir bus mūsų. Dar ten gali Lelevičimt, neaišku, kas iš jo bus, bet... Mišės, Jonai. Toliau viskas. Jonai, mišės. Mišės mums? Čia, sakai, olimpinė rinktinė, čia... Nu, tai žinai, per 4 metus neatsiras kažkokių stebuklų. Per 4 metus čia, va, ką tu gali pridemti, Jakučionį, Indrušaitį. Vienas šansas, kad Matas Buzelis yra Mozė, kur praskirs jūrą ir išves mus į Sinajų. Bet ir gali tokio užtekti. Tokio tikrai gali užtekti, jeigu tai yra mega talentas. Jeigu jisai bus mega žaidėjas, tai tikrai gali tokį vieną užtekti.